Šiandien pakalbėsim apie šių dienų įvykius šviežius, nelegalus, kurie užėmė, galima sakyti, Ispaniją, kaip kad čia rašo antraštės labai skambios, bet tai nėra, kad taip būtų iš tikrųjų, nes visi tie nelegalai, kurie atvyko į taip vadinamą Ispaniją, visas šis reikalas vyksta Afrikoje. Tai yra Afrikos žemyne, tai nėra Ispanijos žemyne. Tos, sakykime, skambios antraštės realiai perdėtas dalykas, nes mane, pavyzdžiui, kas sužavėjo dėl Ispanijos valdžios veiksmų, tai kad buvo nusiųsta kariuomenė ir tuos nelegalus labai gražiai suvaldė. Nes aišku, ta vietinė policija, kuri ten buvo, ta miestelis Ceutos, jos buvo per mažai ir jie buvo bejėgiai. Įsivaizduokit, 65 000 nelegalų per 24 valandas. Tai šokas visiems to miestuko, tos teritorijos gyventojams tikrai. Kai tuo tarpu pačių gyventojų toj Ceutoje yra apie 85 000. Aišku, čia yra Afrikos žemynas. Tai nėra vadinama kolonijomis, tai vadinama kaip anklavai, bet iš principo tai yra istoriškai žiūrint, mano akimis, tai yra kaip kolonijos, nes tai yra svetimas žemynas ir ispanai jį užėmė. Yra Ceuta ir Melilla. Tai yra du tokie regionai, kurie priklauso Ispanijai. Ir tai yra vadinama Europos Sąjunga Afrikos žemyne. O, sakykime, kas liečia šiaip situaciją, mes irgi buvom miestelyje, pajūry, su žmonėm, aš čia vaikštau, bendraujam, tai tikrai nesijaučia jokios panikos, viskas ramu, nes vietiniai pasitikė Ispanijos šiaip valdžia. Aišku, antraštės rašo visai kitus dalykus, bet kiek aš čia vaikštau, kiek bendrauju, be abejo, yra tas pyktis ant tos valdžios vietinių ispanų. Jie sako, kad čia yra politika, bet esmė ta, kad visą laiką bus nepatenkintų ir visą laiką bus niekada nepritarančių vykdomai politikai. Kaip aš visą laiką sakau, pavyzdžiui, man yra daug svarbiau, kad nekristų raketos virš galvos, negu kad kažkokį čia nelegalą suteikti. Su juo dar galima susitvarkyti su tais nelegalais. Vietinės policijos pagalba, kariuomenės pagalba, bet jau virš krentančios raketos virš galvos tu su nieko nesutvarkysi. Kas liečia čia Ispaniją, labai įdomus dalykas, kas už šitų visų reikalų slepiasi, tai yra vėlgi mano matymas, vėlgi mano vertinimas, kas įtakojo, kokia motyvacija, kas už viso to stovi. Tai galima pradėti nuo to, kad prisiminkime Trumpą, prisiminkime, kas įvyko Amerikos nesenai konfliktas su Iranu ir kaip Trumpas pyko ant Ispanijos, kad Ispanai neprisideda prie šito konflikto. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it off. Spain is a terrible partner in NATO. They don't participate. Tai o čia sėdi NATO sekretorius ir jisai sako, kad šis NATO sekretorius net nebuvo tinkamai, deramai pagerbtas ir priimtas, įvertintas. Irgi yra video, plius minus mėnesio laiko, kaip Sančesas kritikuoja Trumpo veiksmus, kaip jisai sako, kad yra nepriimtina, yra tarptautinė teisė ir jisai neprisidės prie šitos vykdomos politikos. En contra de una intervención militar injustificada, peligrosa y fuera de la legalidad internacional. Jie nepritarė kariniai intervencijai, kuri prieštarauja tarptautiniai teisei. Vėlgi yra galima netgi ir rasti video, kaip Netanyahu grasina Ispanijai, pasakė, kad susimokės Ispanija dar tam tikrą kainą dėl Gazos palestiniečių, nes Sančesas Ispanijos, jisai irgi yra pasmerkęs Netanyahu, nepritarė jo veiksmams, palaiko Palestiną, Gazą. Čia yra vienas iš video, kuriame mes matome Sančeso simpatijas Palestinai. Jisai čia žiūri vieną video, kuris įrašytas yra mergaitės iš Palestinos ir parašyta, kad Spain does not forget you. Ispanija nepamirš. Pedro Sánchez stands with Gaza. Gracias, Layan, y a los artistas por este gesto tan bonito. Ir tokie globalūs žaidimai turi tam tikras pasiekmes. Wasn't there somebody who said something about Spain? All right, Netanyahu. Remember when he said this? ישראל לא תשתוק מול מי שתוקף אותנו. ספרד הכפישה את גיבורנו לנהל נגדנו מלחמה מדינית bli לשלם על כך מחיר מיידי. Ką jis pasakė, sako, mes neleisim žaisti diplomatinių karų, šalis, kuri taip darys, sumokės tam tikrą kainą. Ir tai buvo pasakyta vėlgi tuo metu, kai vyko Izraelio ir Palestinos konfliktas, o Sančesas jisai palaikė Palestiną ir smerkė Netanyahu. Čia irgi toks labai įdomus yra Royal New English, yra pakankamai didžiulis 3,3 milijono sekėjų turintis žinių kanalas. Ir čia irgi rodo, nejaugi Izraelis už viso to stovi.
Ispanai eina truputį kitokiu keliu, politika truputį kitokia negu vykdoma šiuo metu globali, kad ir ta pati Lietuva ir kitos Europos šalis. Ispanai truputį kitaip žiūri šitus reikalus. We are a peaceful, pacifist country, but we are also a reliable ally. Jie yra truputį kaip ir atskiras žaidėjas. Be abejo, tokie sprendimai turi savo pasiekmes. Video, kuriame matom, kaip yra sunkvežimiais vežami marokiečiai iš Maroko iki Ispanijos, iki Ceutos miesto. O čia yra dar netgi švieži komentarai. Rašo, 1000 migrantų yra sunkvežimiais vežami iki Ispanijos sienos. O čia yra dar vienas iš įrodymų, kaip Maroko policija atidaro vartus, paprasčiausiai juos praleidžia, nesulaiko, reguliuoja eismą ir leidžia marokiečiams keliauti laisvai iki Ceutos. Here I come. Here I come. O irgi policininkas, kitas policininkas atidaro vartus, įleidžia. Viskas kaip surežisuota, viskas vyksta pagal planą. Dabar dėl tos Šengeno erdvės vyksta irgi vėlgi viena iš pasiekmių, kaip toliau eskaluojama toks įvykis. Netgi švedai irgi prisijungia prie Italijos, Suomijos ir reikalauja panaikinimo iš Šengeno erdvės. Tai nieko keisto, žaidimai toliau vyksta ir dabar prasidėti gali spaudimas tolimesnis, tai jie patys sukuria problemą. Įvedam migrantus, bausim Ispaniją, dabar išmesim iš Šengeno erdvės ir panašiai. Tai kaip ir minėjau, tai yra vyksta geopolitiniai žaidimai. Nes tai yra kažkur toli, mes tikrai nejaučiam šitų reikalų. Čia yra, nežinau, labai mažytė problemėlė, kurią nusiuntus armiją labai galima gražiai sutvarkyti. Nes tie migrantai nelegalai yra be ginklų, juos visus gražiai supakavo ir siunčia atgal namo. Nes jie neturi, negauna valgyti, negauna vandens, pavargę, išsekę. Be abejo, jie ten rodo, yra video, kaip jie plėšia parduotuvės, vietinius gyventojus tenais konfliktuoja, mušasi. Bet policija, aišku, kadangi nesusitvarkė, nes jų buvo labai mažai, buvo pasimetę, atvyko armija ir viską padėjo sutvarkyti. Tokius dalykus labai galima lengvai sureguliuoti. Čia kitas postas yra, irgi 48 000 migrantų palieka Ispaniją, nes jie yra išalkę ir keliauja į Maroką atgal. Čia vėlgi kitas postas rašo, kad 48 000 migrantų yra sugrąžinami į Maroką. Aš taip pat prisiminiau, kai Lietuvoje buvo 21 irgi metai, kai Lietuvoje irgi buvo tokia migrantų krizė, kai pradėjo irgi iš Baltarusijos, pro Baltarusiją eiti į Lietuvą visi migrantai. Ir jie buvo suvaryti į irgi tokias stovyklas. Tarp pasižiūrėjus, YouTube irgi 4 metai atgal, 5 metai, vietiniai kaip protestavo. Aš palyginu, kaip buvo, vietiniai protestavo, ir policija gynė migrantus, bet ne vietinius gyventojus. Tai totaliai skirtingai nuo to, ką mes matome Ispanijoje. Kai Ispanijoje yra ginami vietiniai, o migrantai yra siunčiami atgal namo. Išvadas galite pasidaryti patys ir susivesti galus. Čia tik tai informacija, kurią aš radau. Tai kas liečia Ispaniją, man Ispanijos valdžios sprendimai kol kas tenkina. Perspektyvos mane tenkina Ispanijos. Aš lyginu su kitom Europos šalim, lyginu su ta pačia Lietuva, kaip visi šitie žaidimai vystosi ir link ko tai viskas gali toliau vystytis. Stebėsim, įdomu, man pačiam labai įdomu. Tai aš tos įvykius, kadangi seku, žinau situaciją Lietuvos, žinau situaciją Europos. Dabar pradėjau domėtis Ispaniją daugiau, nes čia gyvenu. Matysim, kaip viskas vystysis ir kaip viskas bus. Pagal tai darysim išvadas ir priiminėsim sekančius gyvenime sprendimus.